Sveiki, mėly klausytojai. Labai smagu, kad prisijungėt prie mūsų VMI tinklalaidės, kuri vadinasi Pietų pertrauka. Taip, su manim vienoji ir nepakartojama mano sesė. Eurėja. Taip, ir čia esu aš Finas. Tai tikiuosi, kad, mėly klausytojai, jūs jau turite savo pietų pertrauką, ar darbe, ar mokyklai bebūtumėt, pasidėję kažką jau po savo stalu, galite vaišintis ir klausytis. O mes šio tarpu turime svečią ir nepaprasto Karoliną. Labas, Karolina. Sveikučiai, labas. Mes norėtume išgirsti apie tave šiek tiek, kad tu pristatytum mūsų mėlyjam klausytojam, kas tu esi, ką tu veiki. O, nuo kurio galo pradėti, aš labai daug visko veikiu. Šiaip esu mama, nežinau, gal dar galėčiau paminėti, kad esu mama vaiko su specialiais poreikiais, nes tai irgi truputį kaip dar vienas darbelis. Esu mokykloje, dirbu mokytojo padėjėja. Tada aktoriauju, nes vaidinu kartais filmuose, serialuose. Ir taip pat aktyviai vedu savo socialinių tinklų paskyras, Instagramą, turiu savo podcastą dar. Tai va, tai daug, ne, visko. Čia toks reikėtų pradėti irgi nuo kito galo, ko tu nesugebi. Nesugebu gražiai konservų dėžutės atidaryti, visą laiką susimaunu, kažkokią nesąmonę visą laiką. Dėl to gerai turėti vyresnį brolį, iš karto sakau. A tu naudoji tą tokį atidarytuvą? Naudoju, bet vis tiek kažkokią lempą, aš kažkaip nuo vidurio pradedu ir ten, nežinau, ta prasme, tragedija. Paskui nervai prasideda. Tai kai matai, pas mus irgi nostalgiškas stalas, man atrodo, paruoštas tokiem prisimenimam įkvėpti. Nežinau, ar tau tai kelia kažkokią nostalgiją iš šitų maisto produktų, kurie čia padėjo. Maisto produktų, va tokie produktai. Šiaip, tos picukės tokios, aš atsimenu iš studentiškų laikų. Tai gal mes tada taip ir padarykim, kad startuotume. Aš manau. Man labai tos bandelės, žinai, skaniai atrodo, tai... Tai tada mes irgi kviečiam Karoliną irgi prisijungti, pasimti po vieną mėgstamiausią savo dalyką, kuris tau kėlė kažkokį. Arba dabar kelia. Dabar kelia nori suvalgyti. Šiaip dabar kelia kažkas su šokoladu. Tai va aš tą patį galvoju. Panašu, kad mes visi. Mes visi šokoladiniai, klausykit. Gerai. Jėga. Čin. Tai ką, mes visi kartu, mėly klausytojai, atidarom pietų pertrauką. Galioja 5 sekundžių taisyklė. Spėjo? Mes galim keisti. Gerai. Ragaujam. Gerai. Pasižiūrim, ar čia mums. Skanaus. Bet šitas jau yra toksai pakoreguoti, nes anksčiau buvo tie, ir dabar yra prancūziški rageliai su šokoladu. Šitas, man atrodo, jau yra naujas toksai. Šitas toks suplotas. Ar atsimeni kažkada mokykloje kažką panašaus? Gal pas mus nebuvo su šokoladu, aš galvoju. Pas mus tai buvo, bet aš visus išpirkdavau. Dėl to nebebūdavo. Mums labai įdomu tada ir pasinerti tas mokyklos laikus, kad jau pradėjom šiek tiek. Tai apie mėgstamiausią patiekalą. Ar turi kažkokį pirmą mintį galvoj, ką šauna mokykloje, būtent ką valgy? Aha, mokykloje. Aš atsimenu, mes labai skubėdavom, kai varškės apkepo diena būdavo. Taip, aš tai myliu varškės mokyklos apkepus. Pritariu. Tai ir tau tas pats būdavo, ne? Oi, taip, ypač jeigu dar šilti, ne tie šalti, kur būdavo, bet tie šilti, ką tik, taip. Su grietinė ir... Ne, aš tik su uogiene valgydavau. Pas mus kažkaip su abiem būdavo. Patepliodavo be pasirinkimo. Jo, bet taip negalėdavo po didelį tokį šaukštą. Jo. Kažkaip dar atsimenu, nors aš dabar nevalgau ir neatsimenu, kada valgau, bet taip tiesiog kyla iš atminties, kad žemaičių blynai buvo labai skanus. Pas jūs nebūdavo? Aš nevalgau. Tai nežinau. Tai ir aš nevalgau, bet kažkaip paauglystėje. Pas mus cepelinai būdavo. Pas mus būdavo toks vištienos kepsnys su viduj sūrio tokio įdaru. Tai labai toks geras. Pas mus nebūdavo. Nebūdavo, ne? Jūs iš Vilniaus, ne? Taip. Gal čia nuo regiono priklauso? Deja, bet... Aš iš Utenos, tai nebūdavo ten tokių kepsnių. Nebūdavo. Bandelėm labiau apmėtydavo. Aha. Visą prekystalį. O kas tau, kad mokyklai? Ar turi kažkokį prisiminimą? Tokį stipriausią, arba ką atsimeni iš mokyklos? Pagalvojusi apie mokyklą. Kokias asociacijas? Geras, neša? Žinok, priklausytų. Matyti, buvo tokia... Tarkim, pradinės klasės visai smagiai. Visko būdavo, kad ir nenueidavau į mokyklą. Jau turėjai. Nebuvai ta labai gera mergaitė. Jeigu 2 dienas sirgdavau, tai neidavau 5 kažkaip. Formuodavai įpratį, kurį eurėjo nuo pat mažų dienų. Jo. Aš tikiuosi mokytojai nematė šitą, bet...
Mėgdavau. Bet tėvai mane kažkaip pateisindavo, sakydavo, ai Karolina, kiauras 10, koks skirtumas. Man atrodo, jau rašydavo pažymis kažkaip labai ankstymam. Tai jo, tai įgavau įprotį ypatingėti turbūt tada. Geras, tai pas jūs pradinės jau buvo, nes pas mus ten šypsenėlės, ten P raidė, S raidė. Ne, pas mus tai būdavo. Geras. Nu, matai, aš už jūs vyresnė. Oi. Tai va, tada kokioje 7 klasėje tai buvo kažkokie patyčių laikai, atvirai kalbant. Nu, ta prasme, 13-14 metų būdavo. Čia tie žiauriausi metai, kur jau visi viską suvokė ir nejaučia ribų, kada gali žaisti kažką taip. Ir labai kirsdavo įskaudamas vietas, tai aš kažkaip, man blogesni prisiminimai labiau netgi įstrigo negu geri. Jo, tada nuo 9, aš jau buvau gimnazijoje, nuo 9 iki 12, tai ten kažkaip šviesiai, gražiai atsimenu, mokslai gerai eidavosi, atsimenu, kad labai smagu būdavo ir labai laukdavau, kada vėl reikės į mokyklą ir taip labai noriai eidavau. Jo, bet šnekėjai iš karto apie tą nenorą kartais eiti į mokyklą, o šiaip, kas tave pagrindinė motyvuodavo eiti į mokyklą? Ir šiaip kas mokykloje tave labiausiai motyvuodavo, kas duodavo tą tokią motyvaciją šiaip mokytis, siekti gerų pažymių, ar buvo kažkoks asmuo, ar šiaip draugas, ar šiaip simpatijos. Nu, nebūtinai, kam tos berniukus čia iš karto kišti, aš nesuprantu. Toliau. Tai ar buvo kažkas tokio, kas te motyvuodavo? Tai žiūrėk, apie kokį laikotarpį dabar kalbam, apie mano pradinukų? Aš manau, nuo tų rimtesnių, jau tada, kada supratai, kas vyksta mokyklai, tai jau nuo 9 klasės iki 12. Ai, kas tada motyvuodavo? Jo. Kažkaip galvoju, kad draugai ir draugės. Tiesiog žmogiškai. Tas motyvuodavo grįžti. Mes žiauriai prisižvengdavom ten, tai būdavo tikrai labai faina. O, jo, kaip sakai, simpatijos, jo, ten gal tik kokia, gal 11. Ai, buvo ir prieš tai. Bet ar būdavo taip, kad atrodydavo, kad labiau net stengtis noris, kada mokykloje turėdavai, ar čia tik pas mane tai būdavo, kada atrodo, mokykloje simpatiją turi, tai tada yra ir noris ir jau ir geriau eiti į mokyklą ir atrodyti, tada ir jau ir noris eiti į mokyklą jau. Jo, norisi geriau atrodyti, bet ar nuo to norisi geriau mokytis? Tai ne. Rimtai, pas mane tai tas būdavo, atrodo, iškart jau noris ir geresnius pažymius surinkti, jau būna tas pavyzdys. Sunku buvo atsirinkti, ten labai daug turėtų pasirinkimų ir jai ten... Matai, mano simpatijos nebuvo, aš mano klasės, tai gal dėl to, tipo, koks skirtumas, kaip aš mokusi. Gerai. Nežinodavo. Gerai, tai pereinant tada toliau, o mokykloje, apie pačius finansus kalbant. Ar jau suprasdavai kažką apie finansus ir kada pradėjai suprasti? Buvo kažkoks tavo etapas, kad žinodavai, kad jau yra pinigai, reikia kažkaip jas ten dėti, reikia atsitaupyti, ar tavo tėvai labiau edukavo, ar jau tai ir mokyklai, kad to buvo? Aš kažkaip iš tikrųjų nelabai atsimenu mokykloje, kaip ten su pinigais, žinok, atvirai pasakius neatsimenu, ar mus ten edukuodavo ar ne. Bet pati su pinigėliais, tai aš seniai skaičiuoju. Aš žinau, kai buvau vaikas, turėjau tokį pomėgį, bet čia labai mažas vaikas. Nu, gal pirmokė kokia, nežinau. Pavyzdžiui, susirinkti visus centukus iš namų, iš visų pakampių, bet to susiskaičiuoti, kam krūvelėm susidėti, sustatyti. Ir čia žinot, kiek čia yra. Po to ten, pavyzdžiui, ten susimesti stiklainiuką, ten tada eiti kokią parduotuvę, ten susitaupęs kažkokią svajonę. Čia idėja. Ar tu dėliodavai bokštelius? Bokštelius, jo, bokštelius. Ir pagal tą sumą, tų pačių sumų, jo. Arba man tai labai patikdavo tiesiog visa ta krūva sumesta, tai pavyzdžiui, tik 5 išsirankiot, tik 2 išsirankiot. Jo. Bet šiaip, jeigu jau apie tuos visus finansus šnekant, kaip manai, ar šiaip mokiniai baigę mokyklą jau yra pasiruošę tam suaugusiųjų gyvenimui ir ar mokykla tavo nuomonę paruošia teisingai ir ypač apie finansų šnekant, ar manai, kad pakankamai mokiniai žino apie tai? Žinok, man sunku įvertinti, bet aš kažkaip manau, kad situacija labai stipriai gerėja, nes jūs turbūt turit ir finansinio raštingumo, nežinau, discipliną, ar ten bent truputį užkabinat. Aš turėjau, jinai visai ne, tai ją dar vis reikia truputį pastumdyti. Tai savarankiškai. Bet ir pavyzdžiui, ir būreliai dabar yra tie finansinio raštingumo. Ką žinau, man atrodo, nebūdavo, kai aš buvau. O šiaip koks tavo pirmas susidūrimas su mokesčiais šiaip buvo, arba kaip šiaip apie juos sužinojo apie visus mokesčius? Atsimeni kažkokį pirmą jo, patį? Tai va, kad neatsimenu. Neatsimenu, ne? Net mintis neveikia man šiandien. Ar aš kažkokį išsiurbliavai namus, žinai, kai būna duoda pinigą, tokį atsiskaitimą.
kai tėvai būna kažkokį sutvarkymą duoda, ar neatsimenė, nei vieno tokio. Tai žiūrėkit, jūs dabar turite omeny uždarbį ar mokesčius kaip jau Šiaip mokesčius? Koks pirmas susidūrimas su grinai mokesčiais buvo? Mokesčiais. Taip, kur mokesčiais. jau valstybėje, ne? Jo, sakykim. kaip apie juos šiaip sužinojai. Ai, žinok, turiu iš tikrųjų. O, turim tam laiko. Čia toks antipavyzdys. Aš buvau jau suaugus, įsidarbinau vienam darbe. Aha. Ir sakau, ir kažkaip, mačiau savo tą algą sutartyje. Ir po to pervedė man daug mažesnė. Sakau, o tai, bet buvo parašyta tokia. Sako, Karolina, ten iki mokesčių. Ai. Ir aš... Okay, aš nežinojau. Čia buvo ta realybės etapas, o ne welcome toksai. Jo, bet ta prasme aš galvojau, kaip aš nežinojau. Tiesiog nežinojau. Tiesiog galvojau, taip parašyta, taip ir gauni, ta prasme. Buvo ar man taip. O aš kiek žinau, kad tu esi laisvai samdoma darbuotojas, esi freelancerį irgi esi tame etape. Tai kaip tu galvoji, tokius plisus išdėliot? Laisvai samdomas darbuotojas ir žmogus, kuris turi etatą. Ir to pasverti. Nes kadangi tu ten matai, tau aktualiau tas, bet kaip manai, ar yra pliusų pilnu etatu? Ar dirbtum, ar... O, tai visą laiką, 2 stovyklos, ir ten pliusai minusai, ir ten pliusai minusai. Aš ko labai pavydėdavau tiem, kurie dirba pilnu etatu, kad jie gali labai fainiai planuoti ir dėlioti savo biudžetą. Man taip atrodo, tai labai aišku, tu gauni tiek, tu išleidi tiek. Tai pastovus darbas, taip. Labai viskas atrodo, paprasta. Su freelancinimu, aš pati savo sistemą ten jau po kelių metų išmąsčiau, kad man jau reikia. Tai aš tarkim, jeigu padirbu birželį, gaunu liepą, tai iš tų pinigų aš tada gyvenu rugpjūtį. Va taip man veikia, kad aš per anksti neišsileisčiau, kad aš, žodžiu, kad jau tikrai būčiau gavus visus pavedimus. Va taip man yra patogiausia, taip palaukti savo, išlaukti mėnesio. Bet kiekvienas turbūt randa, kaip jam yra patogu, ko nedarau, ką daro šiaip daugelis iš mano pažįstamų, tai neišleidžiu mokesčiams skirtų pinigų iš karto, o taupau, atidedu. Mokintis. Yra buvę, kad ten truputį praėmu iš savo ten mokesčių tos dėžutės, bet stengiuosi greit grąžinti, nes nenoriu susikelti streso lygiai vietoje, nes aš žinau, kad tai būtų nemažas. Taip, žiūrintiems geras patarimas - taupyti pinigus mokesčiams, atsidėti. Taip, Eurėja. Tau irgi reikėtų, žinok, pagalvok apie etatinį darbą, nes man atrodo, tau geriau būtų tam planavimasis. Tikrai taip. O apie... Mesk akmenėlį. Ne, viską, žinokit, atrandama. Aš labai daug YouTube ieškojau, kaip freelanceriam planuoti savo išlaidas, pajamas tam, kad optimaliai būtų. YouTube pilna patarimų, tai galite pasižiūrėti. Gerai, kad internetas šiais laikais. Jo, bet tas yra... Nežinau, tas nebuvo savaime, reikėjo atrasti savo, nes, man tai chaosas kažkurio metu buvo. Tai tokia pati, kiek aš girdžiu, sakai, pati susikūrė į sistemą. Ir plus dar galiu pasakyti apie save, gal tai keistenybė atrodys, bet finansų patarėjai, nežinau, ekspertai sako, kad taip daryti yra gerai. Aš rašau kiekvieną smulkmeną, kurią išleidau ir taip jau 2 metus. Ir kaip padeda? Nuo ko? Nuo išleidimo daugiau. Šiaip manau, kad jo. Rimtai. Jo, tikrai aš būna užsirašau, tada dar į Excelį persimetu. Kadangi aš tą darau jau porą metų, tai ganėtinai greitai jau. Tai jau automatas nuo rašymo. Net kiekio. Ne, nerašo. Į Excelį ne taip rašo, o va taip. Gerai, jeigu. Sariukas. Tai padeda, nes aš būna užsirašau, galvoju, ta prasme, grožio procedūrom pinigai jau baigėsi. Taip, kad savi masažai veido. O tu bandai padėti savo, nežinau, draugam, kurie laisvai samdomi, kolegom, kuriem kyla klausimų, ar būni jų sodros skambutis, asistentavimas? Tai, žinok, jam turbūt tų klausimų per daug nekyla, aš moralizuoti irgi ten labai nenoriu, bet žmonės patys, kai skundžiasi, kad neturi mokesčiam pinigų, nes išleido. Tai būna dažniausiai ir patys pasako išvadą, kad reiktų atsidėti kitą kartą. Tai ką ten be pridursi, jeigu taip jau patys. Nuskausminamųjų gauna vieną kartą, kaip ir tu sakei, ten pirmą algą gavai, nuskausminamieji, nes ten mokesčiai pasirodo ir tada gyvenimas kitaip. Jo, bet tas, kad reikia atsidėlioti, žmonės dažniausiai kitais metais vėl tą patį daro. Aš pastebėjau ir skundžiasi, kad vėl nėra pinigų mokesčiam. Nors tos pajamas gauna. Ir, mokesčiai jau, ta prasme,
Tai yra sumoje, ta mokestinė dalis. Tai jie pats turi atsidėti, kad tau nebūtų po to iki gegužės ten problemų. Aš šiaip matau, tikrai turi labai daug gerų patarimų. Vat, kalbant apie mokesčius, gerai, o kokį duotum patarimą jaunimui žiūrinčiam? Vat, koks tavo patarimas šiaip apie mokesčius yra? Va tą, ką sakė, patarimas, kaip mūsų klausytojams, jauniesiems. Tuoj palauk, reikia pagalvoti. Nes čia labai daug lifehackų. Nes tų klaidų yra, man atrodo, per klaidas irgi mokosi. Jo, aš dabar į tempus ausis visko klausau, tai aš viską jau mintise. Žinok, aš net nežinau, ar čia patarimas. Nu gerai, pasakysiu gal keletą, kas nors išsirinks savo, kas savo yra artima. Aš visus priimsiu. Taip, aš pavyzdžiui važiuoju keliais kažkokiais sutvarkytis ir galvoju, aš prie šito kelio prisidėjau ir man yra nuo to faina. Aš einu į biblioteką, pasimk knygą, tos paslaugos nemokamos, bet jos nėra nemokamos, jos yra valstybės kompensuojamos ir man yra faina, kad aš buvau, aš kažkokiu tai būdu, pinigais prisidėjau, nes aš to suvokiu, kad aš gaunu ne tai, kad, nemokam, kaip pasakyti, jaučiasi kaip nemokamai, bet tai yra, kažkieno vis tiek sukurta vertė. Bet aš prisidėjau prie to, kad tą vertę kurtumėm kartu, tai man tai yra faina. Tai tokia gal motyvacija. Gražiai pasakyta. Žinokit, aš turiu tokį tiesiog pavyzdį iš gyvenimo. Mano vaikutis turėjo problemų sveikatos, kai gimė. Ir mes su mamytėm išsišnekėjom, kad tokia yra operacija, kurią turėjo mano sūnelis. Kitose valstybėse jinai yra nekompensuojama ir jinai kainuoja tūkstančiais. Ir aš galvoju, bet mums nekainavo nieko, mes, nepajutom, mums tik tai, nervų ląstelės kainavo, bet viskas ten buvo gerai šiaip. Ir aš galvoju, ir tu, kai turi su ko palyginti, tu suvoki, kiek tu daug gauni iš valstybės ir, supranti, gal kai tu turi tokį atvejį, tu suvoki, kiek tau kainuotų, jeigu tau reikėtų mokėti. Bet tu gyveni valstybėje, kur, tave... Tai praveria va tokie globoja šiuo atveju. Akis žymiai labiau ir labiau viską vertinti. Nes pavyzdžių turi, kaip yra pas kitus, tai va. Tai vertinti, nepamiršti vertinti. Viską, ką turit. Ir man atrodo, kad labai gražiai mes čia viską susijęm su tais mokesčiais, ar ne? Labai tau ačiū, Karolina, buvo labai smagu tave girdėti. Tikiuosi, kad mėlyjam klausytam irgi pietų pertrauką neprailgo, jeigu spėjat suvalgyti, dar pasivaišinkit savo desertais. Taip. O man atrodo, mes irgi galim paskanauti ir užbaigti savo skaniai bandelės. Aš manau taip. Palaiduojam, valgom. Tai ką? Cheers, skanaus ir labai ačiū tau, kad prisijungiai. Tikiuosi, kad jūs išsinešti irgi. Taip. Ir čia su jumis buvo Finas, Aurėja ir Karolina. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.